žmogus atsistoja, žmogus tu pakontroliuosi padėtį gerai. Ne, dabar ją reikėtų nufilmuoti. Šitas varpas man priminė vieną iš meditacijos būdų. Žmogus eina ir kas žingsnė suskamba varpą. Reiškia, kiekvieną žingsnį stengiasi būti čia ir dabar, įsisąmoninti, ką jis daro, kai jis kvėpuoja, kad širdis jo plaka, kad viskas vyksta jo organizme, kad viskas vyksta aplinkui jo fizinį kūną, aplinkui jo organizmą. Ir taip kiekvieną žingsnį. Tididin, tididin, tididin. Vienas iš meditacijos būdų. Šiandien atvažiavo Tadas iš Klaipėdos ir jisai praktikuoja meditaciją. Aš tai visai norėčiau, kad gal nuo jo ir prasidėtų mūsų paskaita. Kad papasakotum, Tadai, ką tu ten darai, kai medituoji. Bet ką daro tavo protas, ką daro tavo kūnas. Ir Tadas netgi su žmonėm praktikuoja, mokina kitus ir skatina tai daryti, sudaro sąlygas. Ir dėl to aš noriu, kad Tadas pasidalintų, ką jis čia daro. Gal gali ateiti čia? Ačiū labai tau už tai. Jo. Žodžiu, aš esu tokios One Drop Zen, reiškia mokyklos studentas. Mūsų mokytojas yra toks japonas meistras Rinzai mokyklos, Zen tradicijos. Ir ten iš tikrųjų ta Zen tradicija tai tokia vidinė asmeninė patirtis, daugiau nieko. Viskas, ką tu darai, galima vadinti Zen, jeigu tai darai 100%. Tai ar tu eini, ar tu sėdi, ar tu geri, ar tu kažką, tai visą laiką esi tame. Tai kaip tik pradedi kalbėti apie tai, tai pabėgi nuo to Zen, nes pameti tai, pameti momentą ir visą kitą. Tai daug čia kalbėti nėra ką iš tikrųjų apie tą dalyką. Mes darom kasdienę praktiką iš tikrųjų, turim tokią kaip ir studiją Klaipėdoje, renkamės kiekvieną darbo dieną. Nes kokia prasmė sakyti, aš medituoju, jeigu to nedarai kiekvieną dieną ir reiškia, nedarai kažkokios formalios praktikos su grupe. Reiškia, ateini dėl kitų, dėl savęs, padėti, daryti tokią tarnystę. Ir kai baigėsi formali praktika, tu nedarai kasdienės praktikos. Tai šitame, kažkaip tame visame augime, nėra prasmės, nes negali būti, kad aš čia iš ryto esu šventas, 15 minučių medituoju, o paskui likusią laiką darau, ką noriu. Tai, kad ta meditacija atsitiktų iš tikrųjų, tai, ką mes čia vadinam medituojam ir visą kitą mano tokiu supratimu, čia labai skambiai mes vadinam, nes čia vis tiek marketingai, visi reikalai, kad tik pritrauktų žmonių yra meditacija. Bet realiai meditacija gali atsitikti net rūkant cigaretę. Reiškia, jeigu tu
esi 100% tame dūme, tu esi, tavo smegenys jau yra kažkokio alfa bangos, beta, gama, ten nuo gilumo tos meditacijos priklauso. Tai ką tu bedarytum, reiškia, jeigu darai 100%, esi čia ir dabar momente ir yra tasai tikslas toks, kad išmokti, reiškia, džiaugtis tuo, kas yra dabar. Reiškia, nes visos tos mūsų, kas mums trukdo gyventi, iš tikrųjų, tai pykčiai, baimės ir visa kita, yra apie tai, kas jau buvo. Nes dabar to nėra, tai kokia prasmė apie tai galvoti ir visa kita. Mes turim įgūdį tokį, reiškia, nešiotis tą supūvusių bulvių maišą su savimi visą laiką ir galvoti apie tai, kas jau buvo. Tai iš esmės, tai ką mes ir darom, tai mes sėdim meditacijos metu, reiškia, sėdim. Kaip sėdim? Sėdim ir sėdėti yra galima belekaip, iš tikrųjų, nėra esmės tos. Yra, aišku, griežtos taisyklės, iš tikrųjų, instrukcijos, kaip tu turi atsisėst, kad iš tikrųjų papultum į tą meditacinę būseną. Bet aš to prasme turiu minį, kad nesvarbu, kai tu esi pradinukas, tarkim, kažkoks, ar ten turi kažkokių tai kūno problemų, tai nesvarbu, kaip tu sėdi. Ar tu lotose sėdi, sitkhasanoj, ar ant kelių klupi, tam japoniškam, ar ant kėdės galų gale krašto sėdi. Jokio skirtumo. Iš tikrųjų, yra svarbu, kad būtų nugara tiesi, kad tu pats būtum visas tiesus ir, reiškia, galva nežiūrėtų nei į viršų, nei į apačią, kad viskas būtų taip. Kad tu būtum ir 100%, ką mes dar darom, reiškia, esam atsimerkę visą laiką ir esam budrus tame, kas vyksta. Aiškiai viską matom, aiškiai viską girdim, aiškiai viską jaučiam. Tai tame ir yra visa ta tokia čia ir dabar buvimo esmė. Kai zen tradicija aiškina iš tikrųjų, kad jeigu, reiškia, kai tu esi užsimerkęs, protu lengviau kišti visokias iliuzijas, kišti visokius filmus ir visą kitą. O kai tu esi budrus, esi atsimerkęs, dabar matai, kas čia vyksta priešais tave, tai atsitinka visokių dalykų, protas prisuka visokių filmų, net žiūrint į grindis, pradedi matyti, ten pradedi lakstyti, aš nežinau, visokie, pagadi, ar ten tie, žodžiu, man čia buvo vienu metu, tai iškildavo dubuo ir taurė priešais mane ir sėdžiu ir niekaip negaliu paleisti. Bet esmė ta, kad ko tu esi gilesniam iškvėpime, dingsta visos tos proto sukurtos iliuzijos visokios ir visą kitą ir ateina ramybė. Tai tas iškvėpimas, jis yra pagrindinis motyvas, man atrodo, visų technikų, kurias be atliktum. Ar kartotum mantras, ar ten, aš nežinau, eitum, ar visą kitą, nusiraminimas ateina per iškvėpimą. Ir jogas asanas darant, ten, tarkim, gilesnę poziciją galima pasiekti iškvėpimo metu, reiškia, nes tada atsipalaiduoja kūnas ir visą kitą. Nes įkvėpiu, reiškia, gyvenu, reiškia, pilna energijos. O iškvėpiu, atsipalaiduoju, paleidžiu. Ir šitą matyt pastebėjo tie asketai kažkokie lamos, ar ten dar jie nebuvo lamos, kažkokiais tai laikais ir mokslas šiais laikais tyrė ir atrado tokį dalyką, kad pilvo apačioje yra tokia liauka, kur, reiškia, pilvą kaip sutraukia, prispaudė prie stuburo, reiškia, atsitinka toks dalykas, kad pasispaudžia ten tokia liauka ir išskiria laimės hormoną, kuris stuburo kanalų pakyla ir iškrenta ant smegenų, kaip ta mana, pavadinkim, kuri iš tikrųjų, kai krenta ant tų smegenų, reiškia, gydo ir kūnas tada sveikatinasi ir nusiramina viskas ir, žodžiu, ateina tokia, reiškia, galima sakyti, dieviškumo patirtis kažkokia tokia. Laimės būsena. Jo, tai vat, bet vėlgi čia tokių pavojų atsiranda, nes tai, kas laikinai sukurta yra, tai nėra tikra. Tai vat, ką ir mokina iš tikrųjų ta mūsų tradicija ir kad viskas yra tuštuma. Tuštuma ne dėl to, kad yra tuščia, o dėl to, kad niekas neturi nekintančios savasties. Tai mes giedam ryte, reiškia, Širdies sutrą, kurioje yra ir sudėtas visas mokymas apie tai. O po to sėdim, nes tie mokymai visi, jie yra gražu paklausyti, bet kol tai nėra tavo vidinė asmeninė patirtis, tol tai nieko verta iš tikrųjų. Nes kai atsitiko kažkas, gerai, čia ryte aš medituoju, tarkim, nusiraminau, giliai iškvėpiau, žiauriai giliai iškvėpiau. Bet sėdau mašinoje ir kažkoks šmikis užlindo man ir aš susinervinęs, ten 15 keiksmažodžių dedu. Tai vėlgi, tai reiškia, esu praradęs momentą, supykau, įsivėliau kažkur emociškai, ten kažkas tai nunešė tave, dar kažką. Tai tas budrumas iš tikrųjų čia dabar momento išlaikymas ir supratimas, kad viskas kinta,
Nes ir jis padeda iš tikrųjų, nepasidarai durnas, aišku, nepasidarai abejingas ar kažkaip, bet jisai padeda iš tikrųjų suvokti, kad tavo paskirtis šitoje žemėje iš tikrųjų, ką tu čia atėjai daryti, tai reiškia tarnauti ir padėti. Ir jeigu, tarkim, atsitiko kažkokia nelaimė, tu turi galvoti, automatiškai tu turi kilti tokia mintis, jeigu tavo švarus yra protas, kuo aš galiu čia dabar padėti. Tai va, tos technikos iš tikrųjų būna įvairios, bet tų meditacijų ir jos visos geros ir jos veda į tai galų gale, vienaip ar kitaip. Bet kad patirti meditacinę būseną, tai vat, yra mūsų mokykloje konkretiai technika, kad, reiškia, tu turi atsisėsti, reiškia, patogiai. Tai kadangi čia dabar yra šitas, aš galiu net pavaizduoti, kad atsisėdam būtinai kažkaip atsisėdam ant krašto, iš tikrųjų, reiškia, užpakalį parečiam atgal, nugaros apačią pastumėm į priekį. Čia atsiranda tokia šaknis, kuri iš tikrųjų tokia pradžia. Kojos iš tikrųjų atima 70% energijos mūsų. Jas lygsvarą laikyti, eiti, makaluoti kojom, dar kažką daryti. Jos tiesiog. Tai tie užraktai reikalingi, tarkim, lotosas yra tobulas dalykas, nes jisai yra kaip užraktas, kuris užrakina ir neleidžia energijai tekėti žemyn, pabėgti. Ir kai tu jau atsisėdai tokį, reiškia, tavo užpakalis pariestas atgal, reiškia, nugaros apačia, reiškia, pastumtai priekį. Pečiai atlošti atgal, išsitęsi. Toliau atsitinka kas galva, reiškia. Galva tai turi būti, lyg tai čia tave kažkas pačiuklės, biškį temptų į viršų. Jeigu nosis, ten, tarkim, veidas yra palinkęs žemyn, pastebėjo taip jogai, kad tada galvoja apie praeitį. Protas kiša mintis apie praeitį. Jeigu čiuto aukštyn, apie ateitį svajoja. Turi būti lygiai. Kas zen tradicija yra, kad akis yra atmerktos arba pusiau atmerktos, reiškia žvilgsnis žemyn nukreiptas. Žiūrėti į grindis. Ir rankos labai svarbi, aišku, tai yra, kad laikomės, reiškia, su pasyvia kaire, prispaudžiam dešinę aktyvę ir laikom centrą, reiškia, du pirštai po bambą ir čia sudarom nykščiais ratą. Tai iš tikrųjų padeda stebėti, kaip dirba tavo protas, nes elementarus dalykas, tai jeigu taip sėdi ir nykščiai pradėjo važiuoti į priekį, veikia mąstymas, viskas. Neapgausi ne vieno, kuris giliau sėdi, tarkim, atėjęs tam, aš čia meditavau, sėdėjau, ne, tai užtenka į tave pažiūrėti ir matosi, ten nykščiai pavažiavo, ar ten kažkas atsitiko, mieguistumas kažkoks ar visa kita, protas tavo vaikšto, jisai daro kažką, ir čia normalus, natūralus dalykas. Ką mes sakom iš tikrųjų visiems naujiem atėjusiam iš karto, kad nevertinkit, nedarykit savo, reiškia, tų pažymių, nestatykit už tai, ką jūs čia dabar darėt ir kaip viskas atsitiko. Tiesiog būkit, čia ir dabar momente, be jokių ten kažkokių tai. Tai ateis su laiku, reiškia, ta praktika, jinai, kaip tas vienuolis Bocha Engis, reiškia, Kęstutis Marčiulynas, čia kur blaškosi po tą Lietuvą ir visą kitą, jis, reiškia, po pirmų metų mano kasdienės meditacijos, sako, va, pagaliau dabar mes su tavim galim pakalbėti apie kažką tai tokio, kas link į meditacijos pusę, nes dabar tu jau iš to žolynais apaugusio, reiškia, įsivaizduojamo kelio, tu jau išvažiavai kažkokį tai kaimo keliuką, kur kažkokie atsirado kontūrai kelio. Ir aš buvau, aišku, taip didžiavausi, jau metai laiko kasdienės praktikos, bet realiai po metų kažkas atsitiko tokio, kad aš supratau, kad aš dar nesėdėjau net toj meditacijoj, tokioj kaip po tokioj. Buvo protas įmetęs kažkokių iliuzijų, aišku, atsirado kažkokių patirčių, ten jautrumas toks atsiradęs, ta intuicija gal auga, gal kažkas tai daro, protas prikuria visokių filmų ir tu kažkaip tai jais tiki, realiai galvoji, wow, čia aš toksai, bet tik atsitinka kas nors, kada tu įsiveli emociškai kažkokią situaciją, supranti, aš nieko dar nieko tokio nenuveikiu, aš esu ten pat, kur ir buvau, ir ta mūsų, reiškia, ta patirtis tokia, jinai visų vienodai yra, ar tu sėdi ten 10 metų meditacijoje, ar tu sėdi pirmą dieną, iš tikrųjų. Pirmą dieną gal net tavo pradinuko tas protas, jisai aistringesnis, jis nori kažko, tai ir jisai 100% tame jis ieško. Jis galvoja, kokį čia saldainį aš tai gausiu, aš kažką turiu gauti. Ja, o ką tu gausi? Nieko. Tu gali tik prarasti pyktį, prarasti baimę, prarasti kažkokius tai atsikratyti lūkesčių, kurie yra iš tikrųjų budizmas moko taip, kad lūkesčiai yra tam sukurti, kad, reiškia, sukurtų kančią.
Kančia. O kas yra kančia, reiškia klaidingas mąstymas. Jeigu pakeisi mąstymą, tai vienas iš būdų, kaip atsisakyti to kentėjimo. Tai kažkas ir pasikeis tavo gyvenime iš tikrųjų. Tu pradėsi vertinti, matyti tas situacijas kitaip, jas vertinti kitaip. Būti, reiškia, tame momente iš tikrųjų. Ir tas tikslas to gyvenimo, jisai įgauna kažkokį tokį prasmę, kitokį iš tikrųjų. Ir tai čia tokie šalutiniai poveikiai iš tikrųjų, apie kurios įspėja daktarai ir vaistininkai, kad jeigu pradėjot šitai daryti, bus tokių ir tokių dalykų, gali taip atsitikti. Tai ir atsitinka. Tai žodžiu, sėdėjimo poza yra labai svarbu. Nesvarbu iš tikrųjų, ar sėdi lotosu, ar pasikartosiu sitkhasaną, ar ten ant kėdės. Svarbu yra, kad nugara būtų tiesi. Ir labai svarbus yra momentas, kad nugaros apačia, jinai yra toks, kaip, pavadinsiu dabar čia, garso reguliatorius, sakėme, prisuko garsą, muzikos mes nebegirdim. Jeigu atsiranda kažkoks, reiškia, mieguistumas, atsiranda kažkas, reiškia, nugaros apačią reikia stumti truputį į priekį. Reiškia, pilvotą, važiuoti į priekį. Ir ieškoti pozos. Ir mano mokytojas Rošas sako, iš tikrųjų, aš galiu duoti gan tikslės instrukcijas, kaip reikia taisyklingai sėdėti. Ir labai daug dėmesio skiriama yra tom instrukcijom. Bet kaip teisingai atsisėsti ir patirti tą meditatyvinę būseną, tu turi atrasti pats. Tai sakyčiau taip, kad pirmi metai gal užtrunka, kasdienės praktikos užtrunka tam, kad susivoktum iš tikrųjų, kaip reikia teisingai atsisėsti. Kaip reikia patogiai atsisėsti, kaip reikia įveikti tos, reiškia, proto kišamas visokias idėjas apie skaudančius kelius, nugarą, apie, aš nežinau, pienas užvirė ar ten, beleką iš tikrųjų, nes tų meditacijos metu, jeigu negidinės meditacijos, iš tikrųjų metu atsiranda daug visokių kliūčių ir jas sukuria tik protas, jos yra sukurtos proto ir jos nėra tikros, bet mes taip jaučiamės, kad mes esame amžini, kad mes čia galime išspręsti visas problemas ir visą kitą ir iš to atsiranda toks paklydimas ir mes, puolam kažką tai daryti, kur net nereikia nieko daryti. Iš tikrųjų, gal reikėtų tik tiesiog palaukti ir viskas susitvarko savaime, kaip yra tas populiarus toks posakis, kad 95% problemų sprendžiasi pačios. Tu tik palauk. Ir kaip sako, gyvenimas trumpas, pakentiek truputį, nebereikės čia pergyventi dėl kažko. Tai žodžiu jo, ir sėdėjimo metu, kai jau įsitaisai patogiai, iš tikrųjų, jau gali tipo jau medituoti čia, nors aš esu girdėjęs ne vieno nušvitusio meistro, kad jie visi kartoja, kad meditacija gali atsitikti. Ką čia darai, dabar koncentruojas. Reiškia, ką tu čia dabar darai, tai gerini savo šitos egzistencijos kokybę. Būti čia ir dabar momente. Tai kai jau tu įsitaisai patogiai, jau turi patirties, kaip reikia sėdėti, pažįsti savo kūną, žinai, kas kada prasidės, jau gali išlaikyti iškvėpimą, tarkim, žinai, kad reikia iškvėpime būti, reiškia, mes naudojam tokią pradinuko techniką, kad, reiškia, įkvėpiu per 1, 2, 3, o iškvėpiu mažiausiai 2 kartus daugiau, tai 6, ten, kiek leidžia tas iškvėpimas, 9, ten, 10, 11, kiek, ir visą laiką esam tam iškvėpime. Ir dėmesį laikom, reiškia, pilvo apačioj, centre, iš kurio veikia. Paaiškinimas toks paprastas tos technikos yra tai, kad, reiškia, protas jis kūrė mintis. Mintis ateina ir išeina, jos tai neša. Tai kam čia būti? Emocijos irgi, jos pakyla, tai myliu, tai nekenčiu, tai noriu kopūstų, tai nenoriu, tai dar kažkas. Tai irgi ateina ir išeina. Tai kam čia būti iš tikrųjų, reikia tą paleisti. Centras iš tikrųjų, jisai toks ir geografinis kūno centras, ir šiaip centras, čia visa tokia jėga. Įvairūs mokymai kalba apie tai, kad čia jūslių centras, ten tos pirmos čakros ar dar kažkas, viskas taip, labai teisinga, bet kiekvieno žmogaus, reiškia, situacija šitam gyvenime yra skirtinga ir gal jis jau tai yra prašokęs, tas jūslės, gal gali susitvarkyti, gal jau yra amžiaus jam tiek, kad jau tos jūslės nebekelia problemą. Yra ir jaunų žmonių, kuriems tai nėra aktualu, tai vat zen tradicija mokina, kad iš centro tu viską matai geriausiai, reiškia. Tu gali tada vertinti situaciją blaiviausiai. Ir ką duoda būtent ta zen meditacija, kad tu turi aiškų protą, tai yra vienintelis dalykas, tas aiškus protas, aiškus situacijų matymas, ką tu gali duoti visiems žmonėms,
tokio, kas iš tikrųjų padės daugam susivokti. Reiškia, savo asmeniniu pavyzdžiu tu gali parodyti, kad gali būti kitaip, gali būti kita gyvenimo kokybė, gali būti kitoks tų, reiškia, problemų sprendimo būdas, ar nei ten draskytis ir ten skaudinti kitus ten, ar dar kažką daryti, visą kitą. Tai nėra lengva iš tikrųjų pasiekti vienaip ar kitaip. Rošis sako, pirmi 10 metų labai sunkus, antri 10 metų dar sunkesni, nu jau treti 10 metų jau. Tai čia tokia idėja, to sakymai yra iš tikrųjų, kad turi stengtis, kiekvieną akimirką stengtis nesustoti. Turi suvokti, kad nereikia laukti pirmadienio arba sausio 1, kad jau sekantį akimirką šito gyvenimo jau yra puikiai proga pradėti kažką tai keisti. O mums protas vis tiek mes esam prisirišę prie tų visokių datų, prie visokių, kad tu negali, tu nepasieksi dar kažko, mums reikia viduje praeiti savo kelius, kažkokius numinti savo batus ar ten užlipti į kažkokį kalną savo ir visą kitą. Bet realiai viso šito, kai supranti, kad viso šito nereikia, tai jokas pradeda imti, kad kiek laiko sugaišau, darydamas kažkokias nesąmonės, guosdamasis kažkokiem draugam ar draugiam ir gaišindamas kitus, kad galėjai tiesiog dabar nuspręsti, kad dabar bus viskas kitaip ir daryti viską kitaip jau dabar. Tai vat, to sėdėjimo, žodžiu jo, ir ta technika, apie ką noriu pasakyti, ką mes darom, reiškia atsisėdę. Kai žiūrim į grindis, kai esam patogiai ištiesę nugarą, jau galva tiesiai, kai pečiai atlošti, užpakalis pariestas, reiškia mums ir iškvėpimas jau iš tikrųjų yra ilgesnis negu kad įkvėpimas, mažiausiai 2. Mes naudojam tokias, reiškia, technikas. Mes tą Sosunkan techniką, kurią paliko Buda iš tikrųjų, ir jinai yra, reiškia, mano mokytojas yra mokytojo eilėj nuo Budos laikų, yra ta linija gyva, tenais iš Indijos atnešė į Kiniją, iš Kinijos į Japoniją atnešė Japonas meistras ir ten Linčiai jo vardas buvo ir kadangi Japonai nemokėjo ten tarti, tai jie padarė Rinzai, žodžiu, nu čia tokie istoriniai dalykai. Ir ta technika yra gan paprasta. Sėdi, žiūri į grindis, kvėpuoji, reiškia, esi iškvėpime ir skaičiuoji tos iškvėpimus. Iki 10. Toks va ir burtas. Jeigu pajutai, kad esi Kristianui perki kvepalus, iškvėpi giliau ir vėl pradedi nuo 1. 1, 2. Tai prasme, tuos kvėpavimus? Iškvėpimus, jo. Ciklus iškvėpimus reikia skaičiuoti. Įkvėpiu ir iškvėpiu. 1. Įkvėpiu ir iškvėpiu. 2. Ir esi tame. Tai yra instrumentas, kuris padeda nuraminti protą vienaip ar kitaip. Ir sėdint, ilgainiui, reiškia, tas iškvėpimas gilėja. Tas iškvėpimas, jisai darosi toks, nu, platus, gilus, ta patirtis tokia atsiranda po truputį, kad, nu, ir tas, reiškia, toksai įsivėlimas į tų situacijų, reiškia, jis atitolsta. Ir kai jau iškvėpimo dugne esi, reiškia, aš iš tikrųjų labai nustebau, kai Rošis man rodė, kiek jisai gali iškvėpti. Jis, aišku, sako, aš taip nekvėpuoju visą laiką. Bet, sako, bandom. Ir jis kalbėjo prieš tai ir iškvėpinėjo. Ir pradėjo tą iškvėpimą rodyti man. Nors iškvėpimas vyksta per nosį visą laiką, bet vis, kad aš suprasčiau realiai, kokia ta situacija to iškvėpimo. Nu, aš kartu, nes aš jau kietas. Ir aš varau. Pas mane 3 kartus baigėsi mano iškvėpimas, žodžiu. Jisai toliau iškvėpime yra, žodžiu, tas ramus, gilus, ne tai, kad, ten stresas ar kas, jisai. Nes turi būti be streso, be nieko, taip, kaip liktai pustuštį balioną būtų kas praduręs ir jis po truputį tas oras eina lauk, be jokių ten įtampų ir visą kitą. Jis iškvėpinėjo, jis jau žiūri, kad aš jau susinervinęs, žodžiu, ir jis pradėjo toliau kalbėti iš to iškvėpimo. Čia toks fokusas man buvo parodytas, žodžiu. Ir aš galvoju, nu iš tikrųjų, tai nieko kito nelieka protui, kaip nusiraminti, kai esi tiek iškvėpęs. Nes išstumė tas nereikalingas dujas, kurios yra, nes dažniausiai mes kvėpuojam plaučių viršum ir tos, reiškia, ten apačioj tų plaučių lieka tas oras, kuris, cirkuliacijos nėra ir nevyksta niekas ir visa kita smegenį, jos ten nuo to dvideginio biški dūsta ar dar kažkas ten atsitinka, aš ten nesu tikras, bet, žodžiu, esmė tokia. Ir
kai pasieki, reiškia, dugną to iškvėpimo, jau atrodo, kad, vat, nu, jau kai sakau, kai sukaupi patirties sėdėjime, esi, jau skaičiuoji ir visą kitą, tai reikia stengtis iš tikrųjų pasiekus, reiškia, savo iškvėpimo dugną, reiškia, tokią ribą, neskubėti įkvėpti. Reiškia, mes dar naudojam tokį dalyką, kad mes pilvu, reiškia, 2 kartus išstumėm kvėpavimą. Reiškia, atsitinka toks. Pasiekiau. Ir šito sąskaita gaunasi natūralus įkvėpimas. Jisai nėra ten kaip karpis koksai, kad ten kažko tai, bet natūraliai atsitinka tas įkvėpimas. Ir vėl tada jisai toksai, ir koks yra paradoksas tame, kad jeigu tu esi labai giliai, labai jau giliai iškvėpęs ir turi jau patirties kažkokios, tai tas įkvėpimas, jisai ir vėl gali iškvėpti lygiai tiek pat. Ir vėl važiuoja tas iškvėpimas žiūri. Jau greitai, bet iškvėpti gali ilgai. Turi ilgai. Jo. Ir ten iš pradžio, aišku, yra tokie patarimai, rekomendacijos, kad, reiškia, daryti ciklais, reiškia. 3-4 tie gilūs iškvėpimai, po to paskui, kaip tavo kūnas nori natūraliai pakvėpuoti, atsisėdus, kai sėdi tam meditacijai. Ir vėl iš naujo. Ir va tos ciklus, reiškia, nuo 3-4, reiškia, didini, iki 10, kad jau gali visą laiką, reiškia, kvėpuoti. Tai kaip ir šitoje vietoje, aš nežinau, apie tą filosofiją, tos zen tradicijos, tai kaip ir, nėra ką čia daug ir kalbėti. Reiškia, ten yra tų, aišku, ir partizanų, ir kaip miške bet kokiam, ir vokiečių, ir visko, ko tik nori. Ten eini ir susiduri su visokiais dalykais, nes protas yra žiauriai gudrus, jisai stengiasi visai tave išmušti, sugalvoti, kad tu tik tais neateitum į tą praktiką, kad net jeigu ir neini su grupė daryti, kad ryte neatsikeltum ir neatsisėstum pasėdėti ir visą kitą. Bet tas dalykas, tas užsiėmimas yra iš tikrųjų labai vertas, nes gauni daug dalykų iš tikrųjų, pažinimo savęs tokio, reiškia. Ir tada automatiškai lengviau būna bendrauti su žmonėm, nes tu atpažįsti save tose situacijose. Atpažįsti save, kai tau koks nors draugas ką nors meluoja, tarkim. Tu matai tą reakciją ir tu matai save. Ir jau gali tiesiog apkabinti ir sakyti, gal tu nebrūžink man. Ir tiesiog. Tai duoda tokių dalykų, iš tikrųjų, tokių šalutinių poveikių. Ir jo, bet kad užsikurti, reiškia, tam sėdėjimui, mes, kaip ir mūsų formali praktika, mes gėdam, reiškia, sutras. Reiškia, jos vadinasi samadhi sutros, tai kaip ir širdies sutra, kaip ir daugelį tų krypčių daranė tokia yra, didžioji daranė, mažoji daranė, reiškia, visą kitą ir paskui kelios dar yra tokios sutros. Tai mes jas gėdam, reiškia, mūsų šitoj tradicijoj, toj rinzai, mes gėdam jas agresyviai, šiauriai. Tai yra mušamas toksai moktakas, reiškia, instrumentas, bugnelis toksai, moktakas reiškia žuvis. Ir labai įdomus paradoksas toks, kad, reiškia, liktai ir budistai ten kažkokie tenais, reiškia, nežudyk įžadas pirmas visų pirma, bet tas moktakas yra, reiškia, žuvista. Yra naudojama nuo to, kad kai žvejai užmušinėdavo pagautos tas žuvis didesnėse, kai duodavo per jį, ten būdavo toks garsas, toksai, kad išgąsdinta protą, tai jie naudoja, yra net moktakų tokių kaip žuvis, reiškia, formos, ir tiesiog atsisėda vienas kažkuris, kuris veda, o kitas, reiškia, mokugijo meistras, reiškia, moktakų meistras, ir jisai kala gan greitai ten, ir mes gėdame, avalokite švarą, ir tas vis greitin, tam, kad iš tikrųjų neliktų vietos, kur ten protui veikti, kad kažką sugalvoti, minti, bet įdomus dalykas tai, kad mes 4 metai kiekvieną dieną gėdam. Grupė yra, reiškia, 4-5 žmonės yra stabilus. Ir aš girdžiu, kai jie kažką galvoja, netgi kai mes gėdam labai greitai. Ir jie atskiria, kai aš kažką užsigalvoju, kai mintis ateina ir visa kita. Protas sugeba tai prisitaikyti visose situacijose. Jisai sugalvos, kaip pabėgti, kaip čia. Jis net gali padaryti taip, kad, gerai, užsispyrai tu čia medituoti. Ta 30 minučių aš palauksiu šalia. Bet po to duosios. Tai žodžiu, jo. Tai vat, tas darbas, jis yra kasdienis, iš tikrųjų, ta meditacija ir pavadinsiu meditacija, jo. Ir kartais būna labai sunkus, kartais labai lengvas, esi patenkintas to, kad prisėdai ir vienu įkvėpimu prasidėjai tas net ne 25 minutės, o
o tarkim, porą valandų, tarkim, ar dar kažką, ir jau gali galvoti, kad aš čia beveik nušvitau, ar dar kažkas atsitiko, nežinau, bet, tai nėra esmė. Esmė yra ta, kad turi gilinti tą savo savęs suvokimą, reiškia, čia ir dabar to momento išlaikymą ir tik tai. Jeigu gali padedi, negali netrukdai. Ir tų istorijų daug yra apie tai, kaip išlaikyti tą dėmesį, ką su juo daryti, kai yra sunku, tarkim, ar ten kažkaip, bet tiesiog tas bendravimas su tokiais žmonėm, kurie eina tuo keliu, jie jau yra susikūrę kažkokios subtilios energijos, reiškia kažkokį tai užtaisą, kuris iš tikrųjų vienaip ar kitaip pastumia visus aplinkui. Ir gal tai pajaučia ne iš karto, nes žmogus, tarkim, būna ten normalus žmogus, kuris kartais išgeria alkoholio, ten gal net parūko cigaretę kokią, valgo mėsą ar dar kažką, tokių, jis yra įsivėlęs į kažkokį tokį gyvenimą, jis įgyvena ir viskas gerai su juo, čia nėra nieko blogo tiesiog. Ir tarp tokių žmonių, kaip sako, kad čigonų yra vagių pasitaiko, tai ir tarp tokių žmonių, kurie valgo mėsą, yra labai gerų žmonių pilna. Tai čia nėra rodiklis iš tikrųjų, kai jisai bus geresnis ar šventesnis. Bet šitie dalykai, trukdo iš tikrųjų išlaikyti tą dėmesį, būti budriam ir visą kitą. Gal kažkada po ilgos... Ir mėsos vartojimas? Jo. Gal kažkada po kažkiek tai aš esu sutikęs vienuolių, reiškia Zen tradicijos vienuolių, kurie valgo mėsą. Ir nieko. Ir jie sėdė tose meditacijose po 12 valandų per dieną, per atsiskirimus. Ir tiesiog, bet jie jau tokie, kai su jais taip pašneki, supranti, kad jie jau nesitapatina save su to kūnu. Jie kažkaip tai, žodžiu, atsitiko mums tokia istorija, buvo atvažiavę korėjiečiai vienuoliai tokie ir Anikės aikštėje, žodžiu, padavėja, kadangi tie korėjietiškai šneka, žodžiu, tas vertėjas ten verčia ir į anglų, ir į lietuvių, ir kažkaip, žodžiu, ten vertėjas valgė su mėsa, reiškia cepelinus, ir jinai visiems užsakė cepelinus su mėsa. Įsivaizduoju, konfliktinė situacija, tarptautinė. Tai ką tie vienuoliai, jie pačiupo tas atneštus cepelinus, sako, tik jokio streso. Viskas gerai, jie paėmė, pasidalino tos cepus ir suvalgė ir žodžiu, ačiū labai. Ir jie, tai va, tas ir yra, kad tas supratimas, kad čia tu netampi kažkoks, reiškia, išskirtinis dėl to, kad tu medituoji, dėl to, kad nevalgai mėsos, dėl to, kad tu negeri alkoholio, nerūkai, dėl to, kad eidamas iki parduotuviai pamatei, nukrito kažkokią prekę, tu pakėlė ją, padėjai į vietą, tu netampi joks išskirtinis, tiesiog. Tu esi tai, koks esi, tu vykdai tą tokį, reiškia, įžadą, pirminį įžadą praktikuoti. Reiškia, eiti pas Dievą, kitaip dar sakant, tiesiog praktikuoti. Nes kas su mumis... Galima sakyti, kad einam į tuštumą pagal tavo pasakotą tradiciją. Nes mes čia susirašėm... Čia toks įdomus momentas yra. Ar Dievas, ar tuštuma, ar vaistai šviesa, ar kosminė sąmonė. Čia toks momentas yra, kad su to Buda yra sakęs, kad yra 12 nušvitimo lygių. Kitas, reiškia, šitoj linijoje iš mokytojų yra sakęs 12 000 nušvitimo lygių. Esmė ta, kad viskas kinta. Visatos esmė pastovus virsmas. Taip nebus, kad tu kažką pasieki ir viskas. Žodžiu, nėra kažkokio apčiuopiamo galutinio tikslo, užtenka meditacijos tikslas, kad būti čia ir dabar kuo giliau, kuo labiau pajusti tai, kas vyksta dabar. Taip, būti, reiškia, vienodai lygiai ir centre, ir išorėje. Ir būti adekvačiam, reiškia, šitoj situacijai. Iš to, reiškia, dingsta klaidingas mąstymas ir tu nebekuri tų problemų. Išankstinis nusistatymas ir tu tiesiog matai taip, kaip yra. Realybė tokia, kokia yra. Tiesiog grįžo draugė paryčiais išgėrus. Bartis ar nesibarti? Gali apkabinti, paguldyti lovą, padėti mineralinio butelį šalia, tarkim, jeigu jau taip atsitiko, ir eiti miegoti. Bet kas tai padarys? Turi būti nei vienas. Iš karto barbulios ar ten dar kažkas priekaištaus ir visą kitą. Ką iš to gaunam? Nieko, konfliktą, nervai sugadinti, dar kažkas visą kitą. Tai va, aišku, nusiraminti iki tiek, kad vienodai šviečia, tai taip nebus, bet yra kelias, iš tikrųjų, eini, giliniesi, aplinkui susidaro žmonių ratas, kurie prijaučia, tiki tom kažkaip, tai jie gyvena tom ir
ir Aš gal mačiau kažkaip nuo to lengviau. tokias pas jūs praktikas, kada sėdi kažkiek laiko, tada pavaikštai. Jo, yra, reiškia, atsiskyrimų metu, reiškia, kai yra ilgesni sėdėjimai, mes net lasdas naudojam irgi. Reiškia, Kas lasdas, ką reiškia papasakot? reiškia, kas 50 minučių sėdėjimo, reiškia, mes sėdim po 25 minutės. Po 25 minučių sėdėjimo, reiškia, 5 minutės yra tokia pertrauka, per kurias tu gali atsistoti, pastovėti tiesiog, bet negali nei mankštintis nieko, bet tiesiog atsistoti ir tęsti meditaciją stovę. Po to sėdęs vėl, sekantis periodas 25 minutės, tai reiškia, jau esi atsėdėjęs 55 minutės, jeigu nesistoji. Tai po 55 minučių tu, reiškia, yra vadinamas kinchin, reiškia vaikščiojimas. Tai vaikštom mes vorele, vienas paskui kitą, reiškia, kairė ranka ant dešinės, saulės rezginy. Tiesiog eini vieną šalia kito vorele ir tęsi meditaciją. Šitie dalykai yra naudojami tam, kad kuo daugiau priartinti tą meditatyvinę būseną tavo kasdieniam gyvenimui, kad tu galėtum tai panaudoti. Ir vaikščiodamas medituoti. Jo, ir vaikščiodamas, ir, žodžiu, mes viską tą darom, ir per atsiskyrimus, ir valgydami, reiškia, sutragėdam ten, kol ruošiamės, ir ten, žodžiu, visi kartu valgom. Visi daro viską vienu greičiu, tai įsivaizduok, koks judesys, tarkim, o dabar čia, kur buvo mūsų atsiskyrimas, buvo tik 18 žmonių, bet kai suvažiuoja 40 žmonių, 80 ir visi vienu greičiu, visi daro tą patį veiksmą, viskas. Ir tas ego jisai čiuk po truputį, nes labai pastebi, jeigu protas, tarkim, žmogaus yra biški vaikšto, tai visi eina taip, o jis eina savo taip, toj vorelėje. Nu, iš karto atsiranda, yra du žmonės, tarkim, kurie prižiūri, iš karto eina, taip, ir biški pasimiršau, nu, ir jau varai ten. Lazdos yra naudojamos irgi visą laiką per, nu tai priima sprendimą šito žmogus, kuris veda iš tikrųjų tą atsiskyrimą, bet jos yra naudojamos tam, kad, žodžiu, pažadinti ir išlaisvinti žmogų nuo kažkokių tai skausmų. Yra, tos lazdos vadinasi Kiyosako, reiškia, per antrą sėdėjimą dažniausiai, reiškia, yra žmogus, kuris su ta lazda eina. Vienuolyne Japonijoje tai ten neklausia, muša ir viskas. Matot, kad tu ten grybauji, mėgi ten ar kažkas atsitiko, reiškia, gauni lazdų. Bet čia, vat, kur pasauliečiai mes praktikuojame visą kitą, tai tu prašaisi tiesiog. Jis eina su ta lazda pro šalį ir tu prašaisi. Tai yra tokia forma, reiškia, jau pats, reiškia, turi pajausti, kad tau kažkur tai jau ar tu mėgi, ar... Jo. Nu taip, arba sunku. Jis labai iš tikrųjų, tas smūgis išlaisvina iš tikrųjų nuo skausmo, nes... Kurioje vietoj trenkia? Nežinau, galvoju, kad per galvą trenkia. Ne. Reiškia, kai sėdi, reiškia, pasisuki, kai pasiprašai, pasisuki. Čia yra va toksai raumenukas, reiškia, į jį muša. Tiesiog 2 kartus. Į kitą pusę. Ir čia va, kai gauni, iš tikrųjų, toksai kaip kavos iššovęs būtum. Per visą nugarą nueina toksai elektra, tokia, ir tu, atsigauni. Vėl gali sėdėti. Jo, čia tokia atjautos, reiškia, apraiška, kad tu galėtum tęsti, kad tu darytum 100% tą, ką tu darai dabar. Nes to sėdėjimo metu, sakau, protas jisai prikūrė, prižaidžia visokių dalykų, ten keliai skauda ar dar kažkas ten, nugarą ten, sakau, visokių, visko atsitinka. Tiesiog kitą kartą matai, priešai žmogus sėdi, pasiekis išnarintus, jis žiūri visas piktas, tiesiog, žinai, pasižiūri, net galvoju, jauku, ką jis ten galvoja, o pas jį ten sukasi filmai, kokie ten žiaurus, ten, aš nežinau, nu, belekas ten vyksta. Tai jo, ir ta lazda jinai išlaisvina iš tikrųjų visų pirma kūną nuo kažkokio tai sustingimo, nuo kažkokio streso, nes kūnas jis inertiškas. Nuo snaudulio ypatingai, jo. Ir taip pat labai padeda iš tikrųjų, jeigu, tarkim, nesi gavęs lazdų ir dalyvauji pirmą kartą atsiskyrime, nežinau, kiti su daug ko pasikalbu, tai jiems po to vis tiek ir ilgainiui vis tiek padeda tai, kad muša šalia žmogų. Nes tas garsas, nu ten žiaurus, žinai. Ir pats atsibundi. Ir pačiam. Ir pats negauti. Šito stipriai muša, ne, šitą praleisiu. Ir laukia, tarkim, kito, kuris mažiau muša, tarkim, nes keičiamės, mes ne vienas ir tas pats muša. Tai jo, ir... Vėl ego įsijungia. Mane muša nenori. Aš čia man keistai taip kalbu, bet kitas, tai jūs išmuša iš meditacijos, ir dar jūs atsimerkė viską. Šitas yra labai toksai, išmuša iš meditacijos. Reiškia, kai gauni su ta lazda, reiškia, pasakysiu taip, langai visą laiką atidaryti būna, žiemą irgi, visi basom, būtinai basom. Nes Rošis sako, reiškia, viskas, apavas bet koks, jisai trukdo energijai tekėti. Per pėdas mes negaunam, reiškia.
Tai įsivaizduojat, kas atsitinka. Tave išmuša, jeigu tu nemedituoji. Jeigu tu nedarai, ko tu čia atėjai. Bet jūs pats ką tik pasakėt, kai pamatau kito žvilgsnį ir išgirstu tą garsą, tai reiškia jūs nemeditavote. Tai buvo ir taip. Tai buvo ir taip. Nėra taip, kad žmogus pradėjo medituoti ir iš karto atsitiko tai. Iš pradžių viskas įdomu. Situacija buvo stebima, reiškia. Taip, visi per tą praeitį. Visi per tą O praeitį. dar laiką, kai sako 25 minutės, kas jums tie pasako, kad Yra žmogus, kuris veda. eina Ir vaikščioti. ne, zen tradicijoje yra toks dalykas, reiškia, mes naudojam signalus. Niekas nekalba per atsiskirimo metu ir yra signalai. Nu, lygiai tas pats, va. Tarkim. Nu. Tai va, mūsų meditacija prasidėjo, reiškia. Nuo 4 dūžio, reiškia, nieks negali judėti. Viskas. Prasidėjo meditacija. Praėjo 25 minutės. Baigėsi meditacija. Reiškia, periodas 25 minutės baigėsi. Ir viskas yra signalai. Vaikščiojimas prasideda, reiškia. Vaikščiojimas. Jeigu bus lazda, tarkim, per šitą sėdėjimą, reiškia, būna taip. Žmogus praeina, parodo visiems, bus lazda. Jis tai greitai praeina, ir atsistoja, laukia. Tada meditacija. Ir per tą laiką jis pastovi žmogus, ten 50 minučių palaukia ir pradeda eiti. Eina labai tyliai. Jeigu pamatai iš tikrųjų tie senesni vienuoliai, kaip jie eina, tai ten iš vis, cirkas, atrodo, jie ten, pirštų galiukais, jie eina, taip, bet tu tik paprašai lazdų, bam, 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 iškart, sėdžiu toliau. Tai va, ir jeigu ta lazda užgavo tave ir tu emociškai supykai, įsivėliai, kur tavo protas? Aš. Reiškia, nebepriimai visko kaip yra. Jo, aš. Reiškia, išlindo, aš. Kodėl taip stipriai man trenkia, ar dar kažką? Vienuoliai barasi, pykstasi, va čia buvo vanduo su nim. Atsiprašau, nori su vamis 5 minutės pasakyti, nes jam jau reikia išeiti. Gerai. Gal galim tada šitą sakinį pavaršyti. He can continue. Aha, Then žinau. because somebody was waiting for me. Okay. Nes aš su vami irgi pakviečiau, kad jisai apie savo meditacijos... Gerai, tai prašau, aš tai Gerai? turiu laiko. Gerai. Gerai, tai tada. Na. Because you have said everything is worse to know, I say now. Tai jo. Tai ačiū tada. I think the Tathas have told you everything is what is worse to know. You know, I don't have to speak so much. You just talk what you are doing when you are meditating. Maybe you are... what you are doing with your mind and with your body or with something else. Stop all these stupid thoughts were coming constantly. Stop them. Sustabdyti šitą kvailą ką? Mąstymą. Stop them, you know, because they're making How? all the How to problems stop? comes because of these stupid thoughts. How to stop? How you are stopping this? By concentration, How you are doing this? by meditating. Okay, thank you very much. To concentrate You to what? see, Concentrating to what? meditation is concentration. But when concentrations become deep, we call it meditation. Kada meditacija tampa gili, tai koncentracija tampa gili, tu tai meditacija vadinti pradedi. It means that concentration is long. It is deep. What it is Deep, concentration? Have you never tried to concentrate on one thing? Į vieną tašką susikoncentruoti ir niekad nebandėt? It is not easy. Tai nelengva. All the thoughts are disturbing. They're coming up all the time. Mintis Even in the worldly life, if you have to do some important work, you need Ypač concentration. jeigu kažkokį darbą darai gyvenime, tau reikia koncentracijos. And the thoughts are coming up, disturbing, and you cannot concentrate, and you will not be successful. Everything depends on concentration in the world, you know. Success, even in the spiritual world and in the material world, depends on one thing: concentration. Those who can concentrate, they will get the good jobs, the good positions in society. Okay, but to what point you need to concentrate when you are meditating? That you must find out of yourself there. You can choose your own mantra. Tu gali pasirinkti tašką, kokį nori Personal koncentuoti. thing. Or maybe to concentrate to the God. Of course, it's all God in the last end. You're just using, people are using different symbols.
You must find your own symbol, your own way, you know. Naudoja tiesiog simbolius skirtingus, o finale viskas tas pats. You must find your own symbol, what you love most. But you, to what you are concentrated with? Yeah, this is a private thing. Tas privatus reikalas. Okay. This is private. Okay. Oh, I didn't know that. You. And if you have a mentor, you should not tell it to anybody. It's a private thing, especially if you have got it from a real teacher, you know. It's a very private thing, and then It you means don't tell it to some anybody. teacher tell you to do what to do, yeah, and you are doing this. You can get the mentor from a teacher. Okay. If the teacher is good, you will get a good mentor. If he's not so advanced, I will not be so good. Okay. So you must be careful. So, okay, whom you take. maybe you are repeating mantra and concentrate to this. You have to repeat the mantra. Also, when you drive in your car and walking on the street, you have to have that consciousness, develop that all the time in your mind, you know. Okay, but if you are driving, maybe if you will repeat mantra, you will not understand what it will. What happens? Yeah. Nepamatyti aplinkui važiuojančių mašinų. You can even, if you drive the car, no problem. You will be better driver. You know, you have fine concentration. Om, order. Like this. Means if you are concentrated to mantra, you became more concentrated to all things. To all things. Yeah. Meditation or mantra, if you repeat your mantra mentally or your meditation, it will make you stronger in all ways. Mentally, physical, your memory will be stronger, your intellect will work better. Some people think that you can repeat just some positive words and it will be mantra. For example, I am peaceful. I am peaceful. I am You peaceful. can do that, it is good. You can say, I am young and strong and beautiful. Om. Say it. Sit down with closed eyes and say it 100 times. I can do all and everything. Om. The word impossible do not exist in my dictionary. Om, you know. Like this, you can go on. I'm strong, you know, I'm healthy. Om, you know. And it means that... It will help you. And okay, in this moment it can help to live, but it is meditation and maybe will you... It's not meditation, but it is a kind of concentration, positive concentration. Okay, that's it. Meditation, if you concentrate on one thing alone, Om, and concentrate on that thing and that thing and that thing alone, that is real meditation. That will lift you up. You will develop intuition also. You will understand everything what's going around you, you know. But if you will concentrate to, for example, tree, yeah? You are sitting before tree and you are concentrating to this tree. Why should you meditate on the tree? You said to one thing. Tree is thing, yeah? Okay, take the spirit, not the word. You have to meditate on one thing, you know. You can meditate on your innermost true nature, God or the self. It is inside here, in the heart center. Meditate on that thing. But you must find your own way, you know. People have different ways, you know. Somebody they love... I just wanted that you tell about your way, to what thing you are meditating. I'm not telling you. You will not tell. Yeah? Okay. It's a private thing. Okay. But Why is private? if you lose the power. It loses its power, you know. People will not understand it, you know, and why should you give something very valuable to people if they do not respect it or understand it? Okay. But we will understand it. No, we're just curious. It's okay to be curious, you know. Our friend is sleeping. I saw you are not very tired today, huh? No? Are you working hard? No. He's meditating, I think. You see, you must meditate a little. Keep the mind alert, you know. Meditation makes your mind alert, you know.
You must find your own way. You know. But it depends to what thing you are meditating. Oh, you meditate on God. The best thing, because God Best is... thing, there's only one. You can only meditate on God. Okay. But you can use so many different forms. Viskas telpa į Dievą, aš tą noriu pasakyti, todėl vat, siūloma medituoti į Dievą. O tokių būdų, kaip tą medituoti, kaip matote, yra įvairių. You must choose a form which you love most. Formą pasirinkti. Forma Kurią labiausiai mėgsti. Dievą. Which you love most. O yra dar toks, ir aš nemoku angliškai pasakyti, kad ne į formą. Dievą tu nesuvoki kaip kažkokią formą. You can also meditate on the formless aspect, but very few are ready for that. But if your God is without forms, you Tai can... God is- ką jis tik pasakė. God is without form. In the end, God is without form. In But the end, Yes. in his highest aspect, God is formless. Out of, you see- out of time, out of space, Out of time, form, out of space, everything. you know, everything. It is Impossible to formless. You explain. cannot explain what it is. You can only experience it by going into Experience. that. Yeah. Yes. that's what I was tell Yeah, yeah. people last time. You can only experience it. But Okay. in order to experience it, you have to work hard with yourself and with your mind. Mind is such a lazy thing, a terrible thing, very difficult to control. Very Yeah. difficult. Protas sunkus kontroliuoti. You see, of course, God is formless. It's okay. But very few can meditate on the formless aspect. So, they are using forms, you know. Therefore, God gives so innumerable many forms to people, you know, because you meditate on, let us say you meditate on Buddha, but you are not interested in Buddha so much. You feel, that woman feels attached to Christ, for example, then you meditate on Jesus, It doesn't matter. The end station is the same. The end station is the same, you know. You just have to find your own way. Find your way, you know, your own way, you know. You have to, everybody has to start before or later with this meditation. God has a lot of patience, you know. You can snore and sleep, you know, and it doesn't matter. You'll get a new life again and again, you know. You'll get the change again and again. God has patience. He's merciful, you know, in that way. Okay, thank you. I think the 10 minutes is almost gone. Yes, hasn't it? yeah, thank you. You tell me. I have something to do. I'm so sorry. But I can say we have a place out there in Drumulai. And those who are interested in come to Satsanga every Sunday, they can come. And if they want to have some spiritual Šiandien kaip tik discussions, vat bus 5 valandą bendra meditacija Ne, šeštą, Drumulių penktą. ašrame. then they are 6 o'clock welcome. on 5, on 5. They can come at 4 or 5. Doesn't matter. Maybe we say 6 Kada o'clock. susirinka žmonės, taip ir medituoja. Tai aš pristatysiu, čia kalbėjo Svamis, kuris kūrė ašramą Drumuliuose, yra statyti 3 namai ir jis čia jau 10 metų organizuoja veiklą, žmonės atvažiuoja savaitgaliais, medituoja, bendrauja, valgo kažką panašaus, aš čia dabar šventoji ir darau. Bet aš tik tai dar norėjau prijungti, kad pašnekėti vat, būtent apie meditaciją, nes man tai yra svarbiausia, man atrodo, ką mes iš vis galim daryti visam gyvenime. If somebody can have a question here before the question, they can ask if you have some intelligent questions. Gal gali paklausti rankų sudėjimą, kaip jisai kai... How you put your hands. It doesn't matter if you're sitting like this, or you're sitting like that, or you're sitting like that. It doesn't matter at all. Or that, Or like that, it doesn't matter at all. You must find as you like yourself. The main thing is the mind, you know, to try to control the mind, to get it under Bet control. rankas kažkaip tai padeda. Everybody speaks about control. What about if you give such positive food to your mind? It means, okay, when I started to meditate, okay, there's a lot of minds, a lot of these films, I cannot control it. Okay, let's play. I give to my mind job. Remember everybody, person in my life, and send them love. It's a good Is thing. it good way to give positive food to your You mind? must do like before a meditation, you must send love out to the whole universe, or to everybody, you know. And then after this, But You can meditate. does it work, or should I fight somehow against or do it with Stop love. thinking, love. stop You thinking, must and so on. meditate with love and patience. And no hard fighting is not good. Of course. It creates stress in the system. Meditation is for peace and love and Yeah, understanding. but you speak about controlling mind. How Yeah, it you is have to control it. Control, it means fighting.
Yes. Yes. Not good fighting. It's like that. If you Not want to necessarily. control, if I want to control children, it's a fight. Sometimes you have to give them a little Yes, slap, of if course. they are Yeah, nasty. but- If they are nasty, a little, not too much. So The same with the mind. If it's too nasty, give it a little kick sometimes. It's okay, And say, where his butt? you, Where to kick? you stupid fellow, away with you. If you come some emotions, negative emotions come up, some negative thoughts, and then away with you. Give it a slap, and then continue your meditation. If it comes again a little after, you give it one more, like that. In the end, it will disappear, Mind doesn't like slaps, It is just like Nu, va, that. tai žodžiu, Svamis yra tas žmogus, kurio mokytojas yra Svamis Narayanananda. Ir praeitą sekmadienį aš jums sakiau, kad jo pagrindinis mokymas yra Dievas yra Saulė, o visos religijos yra spinduliai išeinantis. Ir per bet kurią religiją galėjai eiti vėl tą Saulę. So everybody has to start before or later, slowly, step by step. You start, find your own way, And then everything will be okay. Okay, we will talk about how to find the own way. Okay? Yeah. And now we It's can okay. let you go if you Yeah. have what to do. Thank you very much that you are Okay. coming and kaip čia pasidalinai, Okie That you dokie. shared. to share about your practice. Thank you. Thank you. I'm sorry so short. Ajo. Gerai, tai dabar aš dar porą žodžių pasakysiu ir tada į kamerą atsisėdu. Kadrą. Į kadrą, jo. Noriu pasakyti porą žodžių ir tada galbūt paprašysiu Tado, kad jisai pravestų meditaciją, nes čia yra susirinkę žmonės, kuriems yra sunku sėdėti valandą laiko, netgi pusę valandos laiko sėdėti vienoje vietoje. Kaip tenais reikia vaikščioti, gal parodysi, kas ten vyksta. To, ne? Tai bet kaip matėte ir praeitą kartą girdėjote, aš kalbėjau ir čia žmonės praktikuojantis pasisakė, kad yra įvairių būdų, kaip pasiekti tam tikrą sąmonės būseną. O kokia ten ta sąmonės būsena? Yra laipteliai. Iš pat pradžių tu pradedi suprasti kažką apie savo fizinį kūną. Jį kontroliuoti pradedi, ar ne? Tu pradedi suvokti, kad tu jį turi kaip dalyką ar įrankį, kurį tu gali kontroliuoti. Nebe jis jau tave kontroliuoja, bet tu jį kontroliuoji. O kas tas tu, ar ne? Einame, aš taip mąstau, kad einame per meditaciją į atsakymą šitą klausimą. Iš pat pradžių pradedi suvokti savo kūną, tada pradedi matyti, kad tu kontroliuoji kūną, ar ne? Tai reiškia, jau tu esi ne kūnas, nes tu jį kontroliuoji. Tada pradedi matyti savo protą. Ir yra technikų, kaip tą protą kontroliuoti, bet ir per mantras, per skaičiavimus, per vizualizacijas, per dar kažkokių galbūt kūno praktikų. Ir tada tu pradedi matyti, kad tu kontroliuoji protą. Bet tu nesi Nori protas. nori mastai, nori nemastai. Nes dažniausiai iš pat pradžių, kas nepraktikavęs, nori, nenori, masto ir viskas. Man, pavyzdžiui, anksčiau tai būdavo. Užeina kažkokia daina į galvą ir viskas, 3 paras. Taip nervina. Tai paskui paskrišnaitus. Jo, o kai po 3 nepraeina, tada tai dar blogiau. Ir nekontroliuoju viskas, negaliu nieko padaryti. Man tai skamba ausyse. Žodžiu. Nuėjau pas krišnaitus ir jie ten sako, reikia Krišnos mantrą visą laiką kartoti, kaip yra gerai, bet jeigu žmonės kartoja tą nuolat, čia jau lygis. Aš išgirdau tą mantrą, dabar man jinai skamba galvoj. Ir taip 3, 4 dienas, 5. Mane jau nervina. Bet protas taip veikia ir aš jo nekontroliuoju. Ir man tais nepatinka. Man tas nepatinka. Nors čia Krišnai tai kalba, kad čia yra aukščiausias lygis, kad to nuolat mantrą galvoju. Wow! Bet man tai nepatinka ir aš suprantu, kad protas esu ne aš. Pradedu, arba jisai nekontroliuojamas, aš paskui jį pradedu kontroliuoti, aš vis dėlto sustabdžiau ten tą tekėjimą. Ir vis dėlto jis paklūsta man. O kas tas aš? Bet aš ir medituodamas stengiuosi suvokti, kas tas aš. Ir kaip matėte, yra visokių būdų
ir negalima tikėtis iš savęs iš karto labai, kaip sakyti, kad ir fizinis kūnas, ir mentalinis kūnas, kad veiktų taip, kaip tu nori, ten ne iš karto atsisėsi į pilną lotoso pozą. Ir todėl yra visokių galimybių sėdėti vienaip ar kitaip, ar galima galbūt stovėti arba gulėti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra ligonis, jisai gali medituoti gulėdamas. Taip, juk viskas yra prote. Kaip manęs klausia, kada galima pradėti praktikuoti jogą? Tada, kada tu esi sąmoningas ir turi norą praktikuoti jogą. Viskas. Tu gali būti visiškas invalidas, gulėti lovoje, net negalėti atsisėsti. Bet jeigu tu turi norą ir tu kvėpuoji, tu turi sąmonę, reiškia gyvas esi, tu kvėpuoji, turi sąmonę, gali stebėti kvėpavimą, gali jį kontroliuoti. Kaip kontroliuoti? Stebėti visų pirma. O paskui per tą stebėjimą atsiranda galimybė kontroliuoti kvėpavimą. Natūraliai, vos tik tai tu sutelki dėmesį į kažką, tas kažkas gauna tavo energiją ir tada jisai atsigauna ir tu netgi taip gali pasveikti. Pavyzdžiui, jeigu tu guli visiškai jau paslikas, jau visai priešmirtiniai būkliai ir tu pradedi kreipti dėmesį ne į savigraužą, kada aš to nepadariau, o čia išmirštu, jo čia taip toliau. Arba ką dar galiu padaryti, čia su tuo atsisveikinti, tam čia ranką paspausti ar dar kažką. Jeigu tu paleidi visus šitus dalykus, o koncentruojasi į save, į savo kvėpavimą, tu gali save atgaivinti, jeigu tu turi norą, sąmoningumą ir tu gali valdyti. Jeigu tu turi žinias, kad galima save atgaivinti, tiesiog stebint kvėpavimą, galima praktikuoti jogą, pradėti tokioje būsenoje ir gaunasi, kad tai darydamas tu atsigauni ir vis daugiau turi galimybių praktikuoti. Čia yra tokia praktika, kuri pati save maitina. Tokia praktika. Tiek ir jogos, tiek budistinės meditacijos ar dar kažką. Tai yra praktikos, kurios pačios save maitina ir norėjau dar pasidalinti, atėjo man suvokimas, ką reiškia joga. Joga reiškia ryšys iš sanskrito išvertus, bet ryšys tarp ko? Aš anksčiau aiškinau, kad tarp individo su visuma. Dabar aš supratau, kad tai yra ryšys tarp praktikų, nes joga jungia įvairias praktikas. Praktikas su fiziniu kūnu, su mentaliniu ir su dvasiniu kūnu. Praktikuoji dorovingumą, praktikuoji... Dvasinį. Tai ir yra dorovingumas, ne? Paskui praktikuoji savo mentalinį kūną valdai, švarinį valai ir fizinį kūną. Ir kurį bevalytum, o geriausia, jeigu visus tris vienu metu po truputį valai, tai jeigu vieną tik tais atskirai, tai visi kiti valosi palaipsniui. Bet geriausia, tai visus tris iš karto po truputį. Tai tokia patirtis ir tokios žinios. O dabar, ką aš dar norėjau pasakyti, kad jeigu negalite pilno lotosą atsisėsti, tai visų pirma tada atsisėskit bent po 5 minutės ir iš ryto ir vakare, taip kaip jums patogu ir kaip Tadas sakė, kad tiesių stuburas būtų, tai geriausia. Bet jeigu jūs negalite atsisėsti netgi tiesių stuburo, tai nors netiesių stuburo atsisėskit, nors stebėkit kvėpavimą, nors ar žvakę kokią stebėkit. Praeitą paskaitą jau viską išaiškinau, kad paskui tą stebimą tašką galima vėliau, jau kai išmoksti ilgai stebėti tašką išorėje, gali kelti į save kažkur koncentruotis. Ir kokių dar, gali skaičiuoti avis, gali skaičiuoti kvėpavimą, gali... Esmė ta, kad per tuos visus skaičiavimus, per tas mantrų kartojimus dar kažką, protas pradeda jausti begalybę. Protas pradeda patirti begalybę. Protas nusileidžia į širdį. Ir širdis pradeda jausti begalybę. Protas pradeda suvokti, kad egzistuoja begalybė. Vat skaičiuoji tas savis, kalbi tą mantrą. Nu ir kur čia galas? Nu nėra galo, begalybė. Tai yra žodis. Netgi gal būtų galima čia dar prie to Dievo, girdi, pavadinimo parašyti žodį begalybė. Lietuviškas, ne?
Parodyk tą, nufilmuok tą, nes dabar jau Stovėk. atsirado gražių naujų pavadinimų Dievo. Ir čia taip toliau, taip toliau, taip toliau. Nu, žodžiu. Tadadam. Ir dabar, man atrodo, tikrai yra laikas meditacijai. Išmokom į teoriją. Jų teorijos, žinot, jūs pasiimkite kažkokį tai savo patinkantį būdą, galite vaikščiodamas medituoti. Galite atsisėsti, galite, čia gulėti niekam nereikia turbūt, nėra tokių ligonių. Ir galit pasėdėti, pavaikščioti. Bet man iš tikrųjų patiko labai ta meditacija, kur patyriau pas Tadą Klaipėdoje. Ir aš noriu, kad jis jums parodytų, jeigu jis pas nieko prieš.